Kiekviena istorija tai bandymas Išlikti, suprasti, išgyventi. Kalėjimo gyvenimas kiekvienoje tinklalaidėje. Tai sveiki visi. Šiandien mes turime nuostabų pokalbį su Almantu ir aš esu Giedrė Vaikšnoraitė, savanoriauju Vilniaus kalėjime. Dabar esame būtent vienoje iš šios įstaigos patalpų ir ši patalpa, sakyčiau, pakankamai jauki, aplinkui nemažai dekoracijų, tikriausiai jas taip pat darė nuteistieji, įdėta daug kūrybos į šitą patalpą ir galim pradėti mūsų pokalbį. Pokalbis bus apie gilią temą, tai yra apie dvasingumą, apie tikėjimą ir gal tiesiog norisi paprašyti jūsų, kad pasidalintumėte, Almantai, kas jums yra dvasingumas, kaip jūs jį suvokėt, kaip jūs patiriat. Tai sveiki visi. Mano vardas Almantas, tai jeigu kalbėti apie dvasingumą, tai aš nuo vaikystės gal pripratęs tikėti Dievą, nes mane močiutė visą laiką mokė to tikėjimo, bet iki paauglystės aš net nesupratau, kas tai yra. Iš tikrųjų, skaitai magielę kažkokį tai su močiutė ir viskas atrodo gerai. O kai paauglystėje papuoliau traumą, po traumų supratau, kas yra iš tikrųjų tikėjimas, nes labai stiprią traumą turėjau. Elektros srovė nutrakus buvo vaikystė. Ten labai mažą procentą gydytojų devinėjo klamai, kad aš išgyvensiu. O jeigu ir išgyvensiu, tai liks tu man dažoj. Prabuvau, pragulėjau 2 metus komą, pabulis iš komos mane vėl panardino pusę metų į komą. Ir jau po pusės metų aš prabudęs jau suvokiau, kas aplink manęs vyksta, kur aš esu, kas atsitiko. Ir nuo tada mano prasidėjo tas didesnis toks suvokimas, ne tik tai, kad apie tikėjimą, o apie gyvenimą. Aš pirmas iš tų žmonių, iš tų vaikų, kuris išgyveno labai aukštos įtampos srovę. Ir ten gydytojai apie tai labai dažnai kalbėdavo, kad esu Dievo kūdikis. Antrą kartą gimė, tai ir nuo tada ir prasidėjo man toks lindimas, bet dar nepakankamai stipriai, buvo toks paviršutiniškas, vis tiek tau įdomu, kas tai per bendruomenė, kur jinai yra, ką jie daro. Tai aš susiradau pasaulio šalčininkų mieste Krikščionys, labai ilgą laiką su jais bendravau ir paskui mano nutrūko, kai aš pirmą kartą papuoliau į kalėjimą, nutrūko su jais bendravimas ir kalėjimą pradėjau labai skaitydavau ir pradėjau domėtis tom, kas aplamai yra Dievas, iš kur jis atėjęs, ne? Ir labai siaubingai pasiklydau. Po pirmos bausmės aš išėjau, kai nėra mokytojo šalia arba kažkokia tai tas tau galėtų pasakyti, kas ten yra parašyta, arba paaiškinti. Aš labai išėjau pasiklydęs, man buvo tik 18 metų ir išėjęs laisvėje. Aš labai prisidirbau ir vėl grįžau į kalėjimą. Ir antra bausmė, vėl tu pradedi viską iš naujo ir bausmės metu aš jau kalėjau čia pirmą kartą ir čia ateidinėjo mano Benediktą ir vedė alfa kursą. Tai mano pažinimas apie Dievą toks gilesnis, didingesnis, jisai buvo per alfa kursą. Ir nuo tada jau, ne tai, kad ten kažkur tai aš stojau, kad būsiu angelas ar taip toliau. Ne, nebuvo tokio. Ir dabar netgi nėra tokio, kad, nors tu ir eini giliau, nėra tokio, kad, viskas aš žinau, kad ir būsiu angelas. Išėjęs laisvą būsiu angelas, kažkur tai nedarysiu nusikaltimą ir taip toliau ir taip toliau. Kiekvienas, aš ir anksčiau sakiau, kad turbūt ne kiekvienas žmogus neapdraustas nuo kalėjimų. Čia loterija pabili važiuoti, trenkt žmogų, kai nors jis į kalėjimą. Bet aš per savo laikotarpį bausmių, o aš jau sėdžiu 17,5. Ir per šią bausmę aš vėl buvau ir alfa kurse ir daugiau bendrauju su žmonėm, kurie, tikrai turi ką man pasakyti apie Dievą. Per šios 6 metus mes labai daug išdiskutavom iš tikrųjų, kas yra, kaip suprasti. Ir man visą laiką skido, kad aš turėčiau savikritišką būti tame, kad dariau nusikaltimus ar taip toliau ir taip toliau. Bet vieną vakarą aš gulėjau po kvėpavimo ir atėjo toks mintis, kodėl aš turėčiau būti savikritiškas, kad aš padariau nusikaltimą ir dabar gulėti ir save drauščiau. Tai aš savo, prisimenu Mariaus žodžius ir Marius sako, nieks nevyksta šiaip sau, gyvenime nieks nevyksta šiaip sau. Ir atsikėliau, nuėjau, pasimeldžiau, skambėjau maldą ir pradėjau galvoti, kas per tą laikotarpį įvyko, per tos 17,5 metų. Tai per 17,5 metų tai aš nebeturiu draugų, jau visi mirė, kai kurie autovarės, kai kurie perdozavo, kai kurios nušovė, 2 yra neįgalūs, viskas. Ir aš suvokiu, kad aš dar vaikštau, turiu čia galimybės gyventi, turiu džiaugtis gyvenimu ir viskas. Kažkaip
man net nekyla minčių, kad aš turėčiau būti savikritiška. Jeigu aš kažką tai padariau, reiškas, tam turėjau aš tai padaryti. Ačiū labai už pasidalinimą, taip pakankamai aiškiai vardinat, nuo ko viskas prasidėjo. Ir šį dabar beklausant kilo toks pamąstymas, tai tikriausiai kito tas supratimas tikėjimo ir paties dvasingumo, nes būna žmonės labai tikintis, bet klausimas, ar jie dvasingi. Ir jūs turbūt suprantate, apie ką aš kalbu, kaip jūsų požiūris. Aš turbūt neveltui paėmiau šitą knygą, nes pats pirmas tas aš skaitau šią knygą nuolatos ir labai gražiai aprašė čia vieną vietą apie būtent per žmonės. Ir Marius būtent ir dovanoja. Gal tada pasakykit, koks autorius knygos, iš ko dalyjatės, gal klausytojai susidomės, paskaitys ir jie. Autorius yra Martynas Driukas, Trimurti, o knyga Vidinis stuburas, moralė, tikslai, vertybė. Ir yra, aš galiu perskaityti, kas mane labiausiai žavi šio knygoje. Pasidalinkit. Aš sakydavau visiems, kam tas knygos, jeigu jūs jas, neskait, padedate rintin. Jeigu dovanoja knygą, perskaitykite, kas per knygą, sakau, gal pasikeis kažkas. Ir pas mane buvo toks, sakau, kad ten tokia vadai. Ir aš radau vieną vietą, dėl kurios, aš milijardą procentų sutinku surašyti, kad taip yra. Ir, yra pastraip. Dažnai tėvai nekalba ir nenagrinėja tokių sąvokų kaip vertybė ir moralė. Kaip nenagrinėja ir sudėdamųjų, kurios tas pagrindinės sąvokas sudaro. Nesąmoningas vertybių ir moralės mokymas prasideda suvokimu, kokios yra mūsų pačių vertybės ir moralė. Tada reikia kasdien vadovautis tomis idėjomis ir principais, o tai nėra taip lengva. Akivaizdu, kad tai kokias vertybės ir moralinės normos žmonės deklaruoja žodis ir kokiomis vadovaujasi realiai ir praktiškai, dažnai dėja skiriasi. Gerai tai apmačius ir atkreipus tai dėmesį, matome be galo liūdną tragišką vaizdą. Zombių pasaulį, kuris rėja motina žemę. Pasaulį, kur brolis prieš brolį, kurie laikydami skirtingų šalių vėliavą šaudo vienas kitą. Tik visiškai zombiai gali taip elgtis. Ir dėja, matome, kad zombiai dominuoja. Tas, kuris neturi asmeniškai apmastytų moralinių aksiomų ir susikurtų vertybių, tai yra zombis. Sukurtas aplinkos chaos. Zombis tai reiškia, kad tai yra blogis. Sau pačiam yra sudėtinga pripažinti, kad aš esu dvasiškas, kad aš esu tikintis, sau yra labai sudėtinga pripažinti. Aš tai darau kai pamirštu, aš tai visą laiką darau per dienoraštį. Aš atverčiu savo dienoraštį, pradedu skaityti ir ieškau kabliuko, kur aš pamečiu, kur aš pasiplėgiu. Gerai, tai šiaip iš tikrųjų toks įdomus suvokimas jūsų yra apie patį dvasingumą, kad tarytum jūs patiriat per patį momentą, per skonį, per kvapą, per sąlytį su aplinka, ar ne? Ir įdomus dar tas jūsų patyrimas paties Dievo, nes labai daug kas apie jį kalba ir kaip jūs jį suvokėt, nes yra labai daug suvokimų pasaulyje, kaip kas patiria, kaip kas yra įsisąmoninęs šitą sąvoką, ar ne? Tai įdomu, kaip jūs suprantat, kas tai yra Dievas. Po meditacijų, kai man būdavo sunku, aš skuldavau ir klausinėdavau, atrodo, savęs atrodo klausinė, bet niekada negalėjau pagalvoti, kad aš mano vidaus gali kilti, tokios gilios mintis ateiti, jos atrodo tikros. O tu jau tik, kad tos yra tikros. Lygiai tas pat, kaip pas mane buvo per alfa kursą, kaip mes suvokėme Dievą. Ir alfa kurso metu, kai aš buvau reabilitacijoje, mes ėjome antrą kartą, aš jau kaip ir vedžiau jį. Ir pas mane paklausė savanoriai irgi, kaip aš suvokiu gėrį ir blogį. Ir aš sakiau, kad aš šiuo metu negaliu atsakyti, kaip aš jį suvokiu. Sakau, man reikia pagalvoti, pabūti su to. Nesako, kiek to laiko užtruks. Gal savaitę vėl, sako, nežinau, viskas priklauso, kiek aš tam laikui skiriuosi. Ir po 2 savaičių pas mane atėjo rasa ir aš buvau jau surašęs, kaip aš suprantu gėrį ir blogį, ne? Tai aš surašiau tai, kai jinai perskaitė tai viską. Aš Dievą suvokiu nebaudžiantį, o mokint. Tada, kada tu būni tame momentui, būtent kaip ir pas mane paklausė apie gėrį ir blogį, kai aš buvau tas momentas, skirdavau po valandą laiko ir aprašydavau paskui, o aš užėmęs, aš dar kamštukus susidėdavau visą laiką, kad man niks joks triukšmas netrukdytų. Pakvepuoju,
atsibu ir būnu, valandą, pusantros valandos, kas man yra gerai svarbu. Ir kada ateina iš vidaus tas pats vidinis atsakymas, aš žinau, kad tai yra visą laiką natūralus ir ateina iš Dievo. Ir, ne ką tu dar nesusiklydėt. Kiek 2 metų. Aha, labai įdomus jūsų pamastymai, aš irgi mąstau apie tai, ką jūs dabar pasakėt. Šiaip principai yra taip, kad viskas vis tiek yra, bet kaip jūs ir darėjotės, tai yra tarytum didesnio plano dalis ir tas velnio suvokimas, ar ne, kad tai yra tarytum kažkoks blogis, bet principe, jeigu nebūtų blogio, ar mes apskritai atsigręžtumėm į tos aukštesniosius dalykus, nes kartais blogis irgi būna labai geras mokytojas. Ir aš atsimenu tokią istoriją, man jinai yra labai įstrigusi apie tai, kaip į radijo laidą paskambino moteris, nes buvo kaip tik prieššventinis laikotarpis ir radijo tie vedėjai paprašė, kad paskambintų tie klausytojai ir kas nori kuo pasidalinti palinkėjimais kažkokiam gražiam emocijom. Ir paskambino ta viena moteris ir jinai pradėjo sakyti, kad žinot, iš tikrųjų man dabar sąlygos labai prastos, aš įsiskyriau su vyru, esu su keletą vaikų, aš neturiu ką valgyti, mano vyras nepadeda, kaip tik dabar šventinis laikotarpis, o mes neturim nieko padėti ant stalo. Bet žinot, aš visą laiką tokiose situacijose, kada man sunku, aš visada puolu melstis Dievui. Ir galvoju, kad jis bet kokiu atveju per tas kažkokias blogas situacijas man kažką rodo ir bando suteikti pamokymą. Ir sako, aš linkiu kiekvienam iš jūsų tokiose situacijose prisiminti būtent tą Dievą, ar ne, jį atsigręžti. Ir sako, bet kokiu atveju jis visada atliepia, tik tais galbūt ne tą formą, kurią mes įsivaizduojam, kad turėtų atliepti. Ir tą pokalbį išgirdo vienas verslininkas ir jisai sako savo pagalbininkui, sako, būtinai suras tą moterį, kuri dabar kalbėjo per radiją, nuvežk jai pilną dovanų, pripirk maisto ir kai jinai paklaus nuo ko, pasakyk, kad nuo velnio. Ir tas pagalbininkas, jau kaip pasakė tas viršininkas, jis taip ir padarė, pripirko dovanų, pripirko maisto, nuvažiavo pas tą moterį, jinai atidarė duris ir jisai sako, va, jums ponia dovanų. Jinai, žodžiu, iš to didelio džiaugsmo apsišarojo, puolė ant kelių ir pradėjo melstis Dievui ir dėkoti jam iš tos palaimus. Ir tas pagalbininkas toks sutriko, nes ta moteris jinai nieko neklausė. Jisai tik tai žiūri jos tą maldą, jos tą klūpėjimą. Ir jisai jos klausė, sako, ponia, jūs nenorit sužinot, nuo ko čia šitos dovanos? O jis sako, koks skirtumas, kai Dievas duoda užduotį, net velnias jam paklūsta. Aš kažkur girdėjau šitą istoriją. Per dieną man gali įvykti 100 blogų dalykų, ir negali būti bloga. Bet aš nepakaks balsą, aš nepradėsiu rėkti, aš nepradėsiu sterikuoti, kas būdavo anksčiau, aš nepradėsiu ginčytis, aiškintis ir tai įrodinėti, kas teisų, kas neteisų. Aš tiesiog stoviu ir žiūriu į tos žmonės ir labai dažnai mano tambariokai mato tai, kai ateina, kai meluoja tiesiai akis, kai bando manipuliuoti tiesiai akis. Parodykit man prasme to, kad aš dabar pradėsiu su jais ginčytis, įrodinėti kažką tai. Ar man nuo to bus lengviau? Man lengviau nuo to, kad ne aš meluoju. Ir nuo to, kiekvieną dieną, kai tu praleidi laiką valandą gerdamas kavą reikia arba melsdamas, tavo diena į vakarą einantį, jinai tiek daug įspūdžių būna turi, kad tu tos mechnikis, kada tu ateini meluoja, tavim bando pramanipuliuoti arba kažkoks blogas dalykas, kuris nutinka realiai, kurio aš net įvardinti dabar negaliu, kuris per šį laikotarpį įvyko, nes, aš nežinau, kas yra bloga. Aš tiesiog nežinau, kas man dabar yra bloga. Pas mane visą laiką klausia savanoriai, kada aš išeisiu, kas man turėtų laisvę atsitikti, kad aš grįžčiau kalėjimą. Aš sakau, aš nežinau. Aš nežinau. Sakau, žmonės, nusprendėte gyventi labai į priekį. Labai į priekį dabar žmonės nusprendė gyventi į priekį. Ir būtent tas momentas, apie kurį aš kalbu, ta rytinė kava, malda, pokalbis su Dievu arba pabuvimas, tau taip užkrauna tu visą dieną. Tu tiesiog nuo to būna prisimeni, kad kažkoks įvykis atsitiko, bet tada, jisai įvyko.
įvyko kažkas to pasidarė blogiau, nepasidarė, tu sveikas Dievas toliau, man atrodo, to užtenka. Taip, tai kad kiekvienam pasaulio žmogui to užtektų, gal tiek ir nebūtų nelaimingų žmonių, nes principe žmonės patys mėgsta save apvoginėti ir jie pavogia tuos momentus, nes jie gyvena tik praeitimi arba tik ateitimi, arba ir praeitimi ir ateitimi, bet to kur tas dabartinis momentas. Ir iš tikrųjų žmogus laisvėje, jisai gali būti daug labiau suvaržytas negu tas, kuris yra kalėjime, nes tas, kuris kalėjime, jisai gali pasimėgauti tuo momentu ir tas, kuris yra laisvėje, jis nuolatos yra inercijoje. Aš gal pasakyčiau, kad aš turėjau su psichoterapeute pokalbius apie tai, kas dabar visuomenėje vyksta, ne ten taip toliau. Bet sakau, mano tik tai sąmoningumo lygmenį, kiek aš tai leisiu savo vidų. Aš galiu žiūrėti, visą dieną, bet kiek aš leisiu per savo vidų. Tai jeigu aš pamatau, tai vyksta. Aš galiu kažkas padaryti, negaliu. Ar aš esu Dievas? Aš nesu Dievas, ir viskas, aš tom pasibaigiu. Ir pas mane, nušoka nuo to viskas. Aš nematau prasmės tame, įsileisti per save. Tai labai daug to visko, ten karas, ten valdžia, to nedaro. Anksčiau aš buvau toks. To nedaro, man tas priklauso. Automatiškai aš jau kažkaip kitaip pradėjau žiūrėti. Dar man šiaip labai pasirodė įdomi jūsų patirtis apie tai, kaip įvyko būtent ta nelaimė jūsų paauglystėje. Kiek jums buvo metų? 11. Aha. Ir jūs minėjot, kad jūs pragulėjot komoje porą metų. Ar jūs prisimenat kažkokius potyrius, ar jūs tiesiog kaip tamsta prisimenat tą visą patirtį, ar tiesiog labai įdomus tas momentas, nes kai kurie būna dalijasi, bet žmonės, kurie iš komų pabūna dalijasi, kad jie ten kažką tai matė, kažką tai jautė, kažką girdėjo, įdomu, kokia buvo jūsų patirtis. Ar aš kažką mačiau? Aišku, mačiau, sapnas, tiesiog sapnas, aš jau nesureikšminau, nes, vaikas, prisimenu, dalis sapno buvo mano sodybo, tėvų sodyboje ir vienas toks momentas ryškesnis, kad aš sodyboje laukia su savo šunu ir prabudau 2 metus. Tiesiog pabuvot sodyboje per tuos 2 metus. Taip pasakyti. Aš negaliu pasakyti, kad aš kažkokią šviesą mačiau, kad su manim kažkas kalbėjo, kad po traumas gavau kažkokį ten gamtiškų bylų. Nėra to. Visur reikia įdirbę, viską reikia daryti pačiam. Man tai gal priminimas. Aš praėjau, kur aš atsidūriau ir kur dėjau. Man atrodo, tą skausmą, kurį aš patyriau, joks vaikas neiškaustų. Joks vaikas neiškaustų tom skausmą, kurį aš patyriau. Ir tiesiog, tie momentai, kada tu šokė, šokė, dar pats pareini namo, paskui, kai tėvai tave, mama iškrenta, patėvis ant rankų, vėjo nedavė paimti, nes tu visas nusvilęs, nudegęs. Ir kviečia greitąją, čia mamą reikia gyvinti ir tu stovi žiūri, kas čia atsitiko, nes pradamas, to įvykio. Aš atsimenu to žodis krikšto mamos, kad, jis šalia stovėjo savo patėvio kalbė, tai mano krikšto mama, mano patėvio pasakė, kad reikėtų ruoštis blogiau. Paskui aš klausau pas savo krikšto mamą, mano krikšto mama sako, kad netokio nesakė. Ir mano patėvis yra lygiai tą patys. Čia vėlgi gali būti, tas būtent to streso metu, ne? Bet aš nežinau, ar įmanoma žmogui kažką padaryti arba sukenti tos jausmus, bet kokius jausmus, ir kad jisai jos galėtų išbūti be Dievo pagalbos. O kaip jūs galvojat, nes labai nemažai žmonių šiai dienai ieško to dvasingumo, ramybės, ir daug metodų, ir daug praktikų iš tikrųjų dabar yra madinga ant bangos, netgi galima sakyti. Ir mano toks esminis klausimas, aš visada mąstau su tuo, ar dvasingumas šiaip yra, ar jo ieškoti reikia. Jis yra. Aš manau, kad jis yra pas kiekvieną viduje, o tu gini ir tu jau turi, tiesiog tu jau turi sielą ir siela negali būti vienuosi. Ar kreipsi tu tai jau į tą sielą dėmesį į savo veidą? Tačiau klausimas, kaip. Bet jisai toks įdomus, tas dvasingumas, nes aš irgi patiriu, kad jis visada tarytum yra ir esu tuo užtikrinta.
Bet toks yra įdomus dalykas, kad kol šiai akimirkai savo nepasakai, kad jis yra, jis yra, ar ne? Šiaip užtenka, net medituoti galima, galima net nemedituoti, galima net nesimels, bet užtenka žinot, kad jis yra, jau dabar, ar ne? Tai mes kalbam ir jau jis yra. Ir to atrodo užtenka. Taip, užtenka. Jūs atsimenu, kai praeitą vasarą buvot pas mane atėję ir kai rodžiau sodą. Taip. Čia kiek buvo žmonių ir kiek matė tą sodą žmonių, niekas netikėjo, kad gali išaugti toks sodas. Kodėl netikėjau? Todėl, kad labai daug priežiūros. Bičių ten. Bet mes vėlgi grįžtume į tą vidų, ne? Žmogaus vidų. Aš nieko neleisdavau. Aš sakiau, kad aš auginsiu pats vienas ir jūs matėte vaisius. Aš kiekvieną rytą atsikeldavau, naidavau, ten praleisdavau valandą ir kai tu apdulkini kiekvienų žiedus rankom ir tu net, nededi lūkesčio, ne, kad išaugs pomidoras iš to, ne, bet aš vieną dieną irgi atėjau ryką ir aš dar nesimiliu. Ir aš apdulkinu tas žiedus ir milžios. Ir, tai okei, gerai, pažiūrėsim. Ir aš užsirašau pasakau, dienoraštį tokia diena, taip ir tai buvo. Ir po, jau, kai jūs matėte jau buvo pomidorą, tai galėtume nepasakyti, kad tai atspindi žmogaus vidų. Koks jis tai yra, ne, dažnas kažkoks gėlės, ne, viską atspindi tave. Nes ne kiekvienas žmogus, viskas priklausys, kokia to emocija, tai iš pas tos augalus, su kokiais jausmais, su kokiam mintim. Ir jeigu aš ateidinėčiau ten kiekvieną dieną bėgti ar taip toliau, aš negalvoju, kad pas man dora iššok. Tai vadinasi, kad tą dvasingumą, kuris jau yra, ir jeigu mes iš tikrųjų atsigręžę esame jį, patvirtina išorę, patvirtina mūsų darbai, veiksmai ir turėtų šį patvirtinti. Nes būna keista, kai žmogus įsivaizduoja, kad jis labai dvasingas, bet išorė to netvirtina. Kaip galvojat, kodėl netvirtina? Nes būna žmonės taip susigalvoja, šiaip nemažai tokių žmonių galima sutikti, kurie daug meldžiasi, bet jeigu ten, pavyzdžiui, reikia nueiti į bažnyčią ir ten yra eilė, tai jis pasistumdys, ar ne? Būna toks net posakis, sako, kas yra davatka, sako, davatka yra toks žmogus, kuris daug meldžiasi ir myli dievulį, bet labai nemyli žmonių. Tai įdomus tas momentas. Mes vėl grįžtume prie to pačio klausimo, kas yra gėris ir blogis, ne? Kažkam gal pasistumdymas nėra blogai, gal jisai skuba. Eidamas į bažnyčią, kuo greičiau pasinels, nes jam kažkur reikia važiuoti. Ir jisai tiesiog gal netyčia jums taip gaus tam žmogui, ne? O jeigu tyčia? Tada nežinau, kodėl tas žmogus eina į bažnyčią. Tad gali tai būti, iš esmės gali tai būti, nes dabar taip manom pasidairyt, kokių dvasingumo supratimų yra. Tai nereiškia, kad tai yra kažkas tai blogo, tai reiškia apie tai, kad mes tarytum kalbam, kad dvasingumas turėtų būti patvirtintas per mūsų veiksmą, per mūsų žodį ir jis turėtų būti suderintas, kaip ir toje knygoje vidinis stuburas. Mes turėtumėm patvirtinti, jeigu mes iš tikrųjų atspindim dvasingumą, jeigu mes patiriam, kad jis yra, jis turi būti paliudytas. Žodis tapo kūną, ar ne? Biblija apie tai sako. Ir yra kitas momentas, kai žmogus įsivaizduoja, kad jis tarytum yra dvasingas, bet aplinka tai to neliudija. Ir čia yra tas, sakykime, pradmuo, konflikto pradžia. Bet kas apie tai kalba? Mes. Ne, aš kalbu, jeigu mes kalbame. Taip, pat įdomu jūsų požiūris, kaip tai vyksta. Jeigu man tai kažkas tai pasakytų, tai čia jo nuomonė, kad mano dvasingumas ir, pavyzdžiui, aš kalėjime, ir aš dvasingas. Aš savo tai valiu, bet jeigu kitas žmogus mato, kad aš nedvasingas, tai čia jos manys reikia. Ne, aš ne konkrečiai apie jūsų patirtį, bet konkrečiai. Aplamai, jeigu kitas žmogus nori pamatyti kito žmogaus dvasingumą, tai jisai nemato savo. Nes ieško kitos. O kaip įspręs tą vidinį konfliktą ir išorinį taip pat, nes tas žmogus, kuris įsivaizduoja, kad jis yra dvasingas ir jis, pavyzdžiui, net negali nuvykti pas savo mamą į svečius, tai yra šiaip galbūt nuolatos nuoskaudoje bevaikštantis. Tai kaip įspręsti, kaip galvoja tą konfliktą įspręsti? Nes tai yra tai, kaip žmogus suvokia savo realybę, kad jis yra dvasingas, bet aplinka to neliudija, ar ne? Ir galima būti ar kalėjimo sąlygose, ar gatvės kažkokiose tai sąlygose, bet vis tiek liudyti tą dvasingumą. Tarp kitko yra labai geras filmas, gal ir klausytojai susidomės pažiūrėti į jį. Jis yra iš esmės labai prasmingas.
daug duodantis apmąstymų, tai yra Gangubai. Ir šitas filmas yra pastatytas pagal tikrus faktus ir ten buvo teisininkų dukra, parduota savo vaikinui į prostitucijos verslą. Ir ten rodė visą tą jos patyrimą, bet jinai net tose sąlygose sugebėjo nešti šviesą. Ir joks skirtumas, kokioj mes aplinkoje papuolam. Vat iš tikrųjų gali būti, kad mes važiavome su automobiliu, ar ne, kaip pavyzdys, ir ten žmogus, tarkim, partrenkė kitą, ar ne, ir vat papuolė į tokias sąlygas. Bet ne esmė kokios sąlygos, esmė tame, ar mes liudijam dvasingumą. Ir vat yra, kur žmogus įsivaizduoja, kad jis dvasingas, bet jis neliudija dvasingumo. Ir kaip jis spręs tada tą konfliktą? Geras klausimas. Nežinau, iš tikrųjų nežinau, kiekvienam, man atrodo, dar reikėtų daugiau atigręžti, į save. Tiesiog, į save. Ne į kitus, ne į kažką tai ten, netgi ne į šeimą, o į save. Tiesiog į savo vidų. Daugiau laiko praleisti su savo vidum, man atrodo, būtų prasmingiau, kad sužinot, kad surastų tą, kad pažaboti tą vidinį konfliktą su savim. Galiausiai, man atrodo, dvasiškumas dar yra, kada viduj vyksta tas vidinis konfliktas, paklausanas, ar aš tikrai, gyvenu, ar tikrai gyvenu, ar pažiūrėk, kas padariau gero, ne? Ten nebūtent kitiem, nors savo kažką tai gerą padaryti. Ir paskui pabiškai jau žiūrėti, ką tu galėtų padaryti, dėl kitų, ne? Pasakyti, kad aš galiu nešti šviesą. Yra žmonių, gal kurie nenori nešti tos šviesos. Pavyzdžiui, jeigu man pasakydavo, tai ar tu norėtum nešti šviesą? Sakyčiau, ne, nes tai yra labai didžiulė atsakomybė. Ir čia nėra to, kad aš kratausi atsakomybės. Čia yra apie tai, kad tai yra labai didžiulė atsakomybė. Ir aš labai baltų pavydžiu vienuolėm. Tiem žmonėm, kurie tikrai savo gyvenimą paaukojo kažkam. Ir kodėl pavydžiu? Todėl, kad, pas jos yra drąsos tai daryti. Pas kitus žmonės nėra drąsos. Būtent tai to keliu. Nes man atrodo, kad viskas paprasta, viskas aišku, norėti atsikėlė, apsimelė, atigulė ir ten visą laiką atrodo visiems mal, bet ten labai yra didžiulis darbas su žmonėms, su kitais žmonėms, kaip pernešti, kaip išbūti su žmonėms, kurie nesuvokia, kas tai yra. Ir aš sakau, kad pasiaukojimas, gal gyventi dėl kitų, gal atvers žmonės į tą būtent visiškumą. Jo, iš tikrųjų, čia labai geras pamąstymas. Aš iki anksčiau galvoju, kad pasiaukojimas, tai čia turėkim ten kalnus nuveikti dėl žmonių, ne? Sako, dabar yra pinigų apyrankės, aš jas parduodu už dalį savo lėšų, skiriu vaikų namams. Ir tai jau yra kažkoks tai pasiaukojimas. Bet ar reikėtų tai dėti kaip ženkliuką, kad mus liūdėtų? Aš galvoju, kad taip. Aš galvoju, kad kiekvienas mūsų momentas, jeigu mes jį patiriam 100% ir jeigu mes patiriam jį ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, aš galvoju, kad taip, tai yra liudijimas, nes tada būtų labai beprasmė žmogaus egzistencija. Viskas gerai, aš sutinku su to, bet tu nori, kad kiti žmonės liudytų, ar tu savo paliudijai, kad wow? Ne, aš negalvoju, aš galvoju, kad bendrai paėmus per visumą einant, ar ne, kad kiekvienas mūsų šiam pasaulyje tam tikrą dvasingumo potencialą išpildo. Ir kaip išpildo vienuolė, kuri pasišvenčia tam tikrą prasme Dievui, ar ne? Taip aš manau, kad ir paprasta šeimininkė arba kaimo moteris, jinai gali būti pilnai pasišventusi ir taip atsidavusi galbūt savo vaikam ir jinai liudija tą Dievą per savo kažkokią tai meilę parodytą, per savo atlaidą. Ir galvoju, kad mes kasdienybėje, ar ne, kad tas žmogus, kuris yra paprastas kasdieno žmogus, jis taip pat puikiai gali paliudyti Dievą. Ir tik tais klausimas, kiek jisai nori tą daryti. Ir tas tarnystės, kodėl žmonės dabar labai dažnai skiriasi, santuokos išyra, nes nėra, nyksta tas pasiaukojimas toje mažoje matricoje, visi tai nori kažkokių tai aukštesnių misijų, bet misija yra čia ir dabar. Su kokia kokybė aš pabendrauju su savo žmona atsikėlęs, ar ne? Su kokia kokybė aš nuvežu vaiką į mokyklą, su kokia kokybė aš jį pasiemu. Ir kiekvienas tas mūsų kasdienybėje atliktas veiksmas gali paliudyti Dievą. Tik tais klausimas, ar aš iš tikrųjų įdedu į tai pastangą, valios kažkiek, ar ne? Nes tam tikrą prasme gali nepaliudyti lengviau, sakyčiau. Kodėl? Kaip jūs galvojate, tai? Pabandykit man paliudyti velniui. Aš turiu omeny bendrai paėmus, kad tam tikrą prasme mūsų protas yra linkęs negatyviau mąstyti, negu kad pozityviau. Aš tame visame dalyke, dauguma žmonių galvoja, kad, negatyvumas, aš labai dažnai galvodavau apie tai,
kas yra aplamai negatyvu. Tai negatyvu ir yra tas, kad tu įsileidai. Jeigu tau primeta kažkas tai kitas žmogus, ar dar kažkas tai, netgi tavo šeima, tėvai, dar brolis, pas mane begalė situacijų buvo. Tai mano brolis pateko į situaciją, atrodo, aplamai nereikšminga, niekada gyvenime nesu kriminalų, nieko, sakau, mamytė su ne. Ir taip tik išeina mano draugas irgi iš 6 sūnus kalėjimo, jisai palaikė irgi santykius su mano tėvais ir su mano broliu. Ir vieną dieną jisai paprašo, kad pavežtų kaip Baltarusis. Ir veža mano brolis į dar vieną, ten nepilnametis, ten 17 metų buvo vaikas. Važiuoja ir tie tarpusavėje susikivirčia, sustoja ir tas mano draugas, kuris išėjo iš kalėjimo, nunorė tą nepilnametį. Ir bėga į Baltarusiją. Mano brolis paima tą vaiką ant rankų, įdeda į mašiną ir atvaža į ligoninę. Vaikas tas ant operacinio stalo mirė. Automatiškai, kas atvežė tą ir uždaro mano brolį 15 parų. Aš nieko dar nežinau, man ateina čia, kadangi čia labai daug pareigūnų dirba, kurie mane pažįsta, jie pradeda pasakoti. Aš toks, stoviu, girdžiu, atrodo, taip aš girdžiu ir tuo pačiu metu ir negirdžiu, ką man kalba. Ir aš, suprantu, kad kalba apie mano brolį, bet, tai duslai. Taip per tokius filtrus, atrodo, buvo sudėti tokie filtrai, kad aš nieko nesupratau, ką man papasakojo. Aš paskambinau mamai, mama verkė, paskambinau pusseserei. Pusseserė sako, aš, kaip tik važiuoju pas jį, tai sakau gerai, nes jo žmona irgi dirba VPK, ir gavosi taip, kad jisai papuolęs būtent į tavo situaciją, jisai apie nieką 15 parų negalvoja, jisai tik tai galvoja apie mane, kaip man, visus tos 17 metų buvo sunku. Jisai sako, kad aš 15 parų negalvojau, ne apie nusikaltimą, nes aš jo nepadariau. Aš galvojau, kad aš 17 metų nesupratau tavęs, kaip tau čia buvo sudėtinga. Ir ar mes galėtume pasakyti, kad tai velnė? Tai čia irgi klausimas, nes tam ir uždaviau, iš tikrųjų tą velnę paliūdyti lengviau, nes čia toks, sakyčiau, įvairiapusiškas klausimas ir galima iš įvairių pusių atsakyti. Aš gal geriau pasakyčiau, kad kaip pasižiūrėsime į tas. Taip. Kaip pasižiūrės. Lygiai tas pats, tas buvo klaus, Almantai, kaip tu žiūri į nusikaltimus. Man be galo patinka automobiliai. Be galo, aš galėčiau gyventi visą. Ir, tiesiog, kai pas mane klausė, pats tas klausimas buvo toks su potekste. Sako, kaip tu manai apie savo nusikaltimus? Ir ta poteksta tokia buvo, matau, kad žmogus geras, pareigūnas geras. Ir jisai sakau, ką žinau, bet sako, tu spontaniškai apie nusikaltimus ar ar planuodavau. Sakau, aš niekada gyvenime neplanuoju nusikaltimus, man absoliučiai planuoju nusikaltimus. Jis sako, tai spontaniškai, sakau jo. Sako, ir kaip tu į tai žiūri? Sakau, jeigu aš ateinu prie automobilio, ir automobilis yra atidarytas, ir užvedimo spynelė yra raktai, reiškia, tas asmo, kuris paliko savo automobilį, tai jisai nepaliko ir aš nekalbu apie tai, kad aplaidumą, aš kalbu apie tai, kad tas žmogus kažką paugė, jeigu aš automobilį paugė. Kalbu, kad grįžta. Tai aš kalbu, kad yra tam tikros sąsajos. Aš galėtų sujungti tai į sąsajas. Kodėl būtent Klaudijos, o ne Gedės automobilį ir Klaudijų? Todėl, kad Klaudijų buvo tarkim, ir aš nelysiu ten laužyti apie dar kažką tai daryti ir, čia jau tada būtų blogis, kad aš blogai jau, darau, ne? Tada galėčiau liūdėti, kad tai blogai, bet jeigu automobilis yra atidaryti, galėtum pasakyti, kad tai aplaidumų žmogaus. Bet aš kalbu, kad kaip vienam žmogui nutinka tai, ką jisai yra padaręs. Grįžta. Tarytum karma, ar ne? Taip. Aš galėčiau irgi pasakyti, kad aš galiu būti dalis tos karmos kažkam režinimas. Ne, kad aš atsėdžiu kalėjime, bet ir gali man būtų ir grįžti praeitus gyvenimus. Labai daug šūlių, kurie domisi praeitais gyvenimus. Gali būti ir už praeitų gyvenimų kažkas. Taip, jeigu taip vertinant ir kalbant, tai rytų religijos apie reinkarnaciją daug kalba ir tai yra tarytum religijos dalis reinkarnacija. Ir tas atsinešimas iš praeitų gyvenimų, bet visgi aš manau, kad taip, jisai egzistuoja, bet kokiu atveju, nes man atrodo, kad tada būtų labai daug kas nepaaiškinta, jeigu nebūtų reinkarnacijos, nes atrodo viskas nelogiška. Kodėl vienas gimsta su tokiam ypatybėm, kitas su kitokiam ypatybėm, kodėl vienas gimsta nuostabioje šeimoje, kitas netokiai nuostabioje, ar ne? Juk visata nedaro klaidų, viskas yra tobulai spręsta
šioje gamtoje, ar ne? Visi turim kažkokius tai metodus, kaip įsispręsti, dėsnius, kuriuos turim atitikti. Ir ta reinkarnacija, jinai tarytum pateisina, kodėl kažkas vyksta mūsų gyvenimuose. Ir ta karma tarytum pateisina, kodėl vyksta. Vadinasi, gal ir jūsų brolis šiuo atveju, kada pakliuoja tokią situaciją, galbūt jisai kažkurio momentu jūs teisė, tikėtina galbūt, arba buvo kažkokių pamastymų apie jūs iš negatyvios pusės ir jam reikėjo pabūti tame kailyje, toje situacijoje, kad jis įvertintų, kad iš tikrųjų Almantas tiek turėjo iškentėti, o aš čia 15 parų ir tai turbūt... Jo, mes ir aš ir turėjau minėjau tai, ne, kad mano brolis ten ir mama ir jie visą laiką klausintėm, kada tau bus grana to kalėjimo, ne, ką tu ten tokio radai tame kalėjime, kur nėra laisvė. Ir, aš šiandien užduodavau savo klausim, ką aš tokio radau tame kalėjime, ne, kad man patinka laisvė. Bet, aš neradau gal čia, pat kur ir bėda, kad aš čia nieko neradau, aš radau save. Tas tai reikia, kad aš nieko kaip ir neieškojau, bet tuo metu ir atradau save. Tai buvo ne 17 metų tam reikia, bet aš radau. Tai grįžtant prie tos idėjinio tokio klausimo, prie tos idėjinės temos apie tai, kad kiek mes liudijam Dievą, kiek mes liudijam velnį, tikriausiai, kad velnį, jeigu liudijam, tai nesąmoningai, bet tik tais dėl to, kad vėliau paliudytumėm Dievą. Aš taip darau tokią išvadą, kad nes būna taip, kad mes tarytum mąstom, kada mes žiūrim į problemą labai iš arti, mes galvojam, čia tai tikrai, labai nepasisekė, labai čia yra blogai ir atrodo tikrai, visi velniai supolė tą vieną situaciją. Bet kada praeina kažkiek laiko, mes mąstom, permąstom, reflektuojam ir tada galvojam, kaip gerai, kad tai atsitiko. Nes aš šiandien esu būtent šitoj pozicijai čia ir dabar ir aš labai gerai save pažįstu, nes jeigu ne ta situacija, galbūt būčiau susipažinęs su savim ten neaišku kada. Aš dažniausiai stengiuosi, aš kalbu, tebūnėtų ant savęs surasti, kad reikės 17 metų, bet man atrodo, kad aš vis tiek nebuvau savęs pametęs. Tu visą laiką buvai, ėjai, tiesiog kažko tai gal nedarei. Plius ilgas laikotarpis vartojimo narkotinių medžiagų, tai automatiškai viską užglušini, nieko nenori, nieko nematai ir viskas. Ir atrodytų vėl kai tamsa, ne, narkotikai, bet aš ir ten geriau rasdavau. Tiesiog, kad rasdavau. Man būdavo situacija, kada man būdavo sunku ir aš neturėdavau žmonių, su kuo pasikalbėti, kuris galėtų išklausyti mane. Ir aš pasinerdavau narkotikus ir aš būdavau su savim. Man atrodo, aš dabar blaiviai išmokau tai daryti. Man nereikia jau šiuo metu narkotikų, kad arba su kažkom tai pasikalbėti, kad savį sutaisyti. Ir plus aš nebe taip retai pradėjau kaip anksčiau. Kiekvienam dalykė ieškojimas. Mes visą laiką ieškom kažko tai, ne? Liudijimų kažkokį tai, paaiškinimų kažkokį tai. Aš stengiuosi pamiršti. Kas vakar atsitiko, man jau nebeegzistuoja. Man jau viskas jau nėra. Mano mama ten bando prisiminti kažką, man sakau, tai buvo 1000 metų atgal, kur neįpų kažką tokiam pakis pamirštus, kur tą laiką. Arba kai pradeda kalbėti apie rytoj, arba apie poryt, sakau, nėra to dalyko, nėra. Įrodytų man, kad yra rytoj. Nei vienas negali man įrodyti, kad yra rytoj. Kad valandos gali teikti, valandos gali tam nebombo kas nors, viskas ar nebus. Aš pradėjau neieškoti mėgauti. O ką daryti tam žmogui, kuris ieško ir nemoka mėgautis? Nustoti ieškoti ir pradėti mėgautis. Bet kaip? Tai mišką būt miške, man atrodo, tai geriausia. Vienintelis dalykas turbūt kur norėčiau pabūti miške ir man atrodo, tai didžiausias dalykas, kur tu gali rasti ne tik atsakymą, ir suvokti labai daug dalykų apie aplamai, apie žemę, apie Dievą, apie save, nes aš kiek girdžiu, labai daug žmonių dalinasi, kurie medituotų užėjo į mišką arba taip pasivaikščioti į mišką. Ir sako, aš jaučiaus gyvas. Kada telefoną palikau automobilį, kada nieks man triukšmo nekelia, ir kada aš jaučiuos gyvas, o aš jaučiuos gyvas, kai aš būnu vienas. Bet tiesiog vien, kai nėra žmonių, kai nieks tau nebetrukdo, tu atsisėdi ir būni su savim, arba man nereikia kažko tai daryti tokio didesnio, kad pabūti su savim. Aš galiu televizorių jungti tegul ir be garso žiūrėti televizorių, bet aš mūsų susvainu. Ir, šiais laikais gal pasakyčiau, kad liudyti tą dvasiškumą yra sudėtinga dėl technologijų,
gal, aš nežinau kaip laisvė, aš niekada nesidomėjau. Laisvė išprotėja, žmonės dėl technologijų dabar, jeigu važiuotų viešojo transportu, tai visi yra telefone, o taip pat nurinę galvas. Ne, aš suprantu, taip, bet aš vėlgi, yra kartos, ane, augančios kartos, kad aš kažkada tai laidinis telefonas buvo, ne, Televizorius buvo, man. kosmosas jau, bet, mesgi prie to pripratom, tai lygiai tas pats ir mes augame, ta karta, kurie auga, sulindę į telefonus, jiem atrodo, kad tai yra normalu. Čia jų jau gyvenimo būdas, stilius ir jie ten moka bendrauti, jiem nereikia kontakto ir, kaip ir aš kalbu, ne, kad man nereikia su žmogum turėti kontaktą, man užtekta išgirsti žmogų ir pasikalbėti su juo tiesiog ir aš gal suprasčiau, ko jisai nori iš manęs. O mūsų, tai kartai, mums reikia to kontakto, mums reikia kontaktą, mums reikia bendravimo gyvo, nes mes jaučiamės nebegyvi. O jaunimas šiuolaikinis, jisai jaučiasi tame gyvas, jie ten gyvena, jie ten mokosi, jie tame viskame. Jo, aišku, kažkada už 10 metų bus, čia GPT pasakyk man, kad sakyčiam žmogui, nes jisai klausia kažko, tai ko aš nesuprantu, ar tai bus, aš jau to nežinosiu. Bet neaišku, ar gyvi iš tikrųjų jaučiasi, nes pagal statistiką labai daug paauglių depresija serga ir tai yra tarytum pasiekmė tų technologijų, kaip ir jūs kalbėjot, kad gal tai yra, kad kodėl sunku tą dvasingumą liudyti, kad tai yra viena iš tarytum iš priežasčių. Ir tai gali būti viena iš priežasčių, nes būtent ir statistiniai duomenys apie tai kalba ir rodo, kad tikrai jaunų žmonių mažiau laimės, tai yra daug labiau mažesnis laimės koeficientas negu kad lyginant su mūsų kartos. Aš vėlgi grįšiu, mes vėlgi išleidžiame tą, ne, kad kažkur tai statistika, kas aplikinėja tą statistiką, aš to nepavyks. Jeigu rimti, kas aplikinėja tą statistiką, iš kiek žmonių, tebūnė ten Lietuvoje, iš 1000 žmonių, vidurkį, kad kas antras vaikas, jaučiasi nelaimingas, ne, mane savo, kiekvienas vaikas, aš turėjau namuose, aš savo vaikystę negaliu pasakyti, kad aš neturėjau kažko, bet mane, pavyzdžiui, namuose žaislai netraumų, iš norėtų eiti į lauką, ir aš palūkė, aš bėgiot, ir skubulą žaisdavau, ir mums tas pateikdavo, paskui prasidėjo ten automobiliai, mes ten susirinkdavom kažkur tai kažkada. Šiuolaikinis jaunimas, jisai pripratęs gauti čia ir dabar. Ne tai, kad pasidaryti pačiam tas pats procesas, per kurį tu ten pyksti, per kurį tu kažkas nesigauna, kažkas tai ten lūžta, susipyksti su draugu geriausiu per kažką tai, ne? Bet tas pats momentas, kada tu paskui tai eisi, jau kažkuo tai, kada tu eiti prašyti, kiek reikia drąsos, ne? Tas pats ir dabar, Dabar, kaip pavyzdžiui, paimti šiuolaikinius, ne, mūsų amžiaus žmonės, ir ne kiekvienas sugebėtų ateiti atsiprašyti, jeigu būtų padaręs kažką tai blogo. O jaunimas gali. Man atrodo, kad priklausomai nuo žmogaus. Gali ir jaunas žmogus atsiprašyti, bet galvoju, kad ir tas vyresnis irgi gali. Tai čia vėlgi, gal mano pamąstymą, nes aš dirbu su žmonėm ir dirbu ir su paaugliais, ir su vyresniais žmonėmis, tai aš galvoju, kad kiekvienas turi tą potencialą ir yra tie kartų skirtumai ir jie yra labai ryškus, bet vėlgi kiekviena karta turi savo pliusų ir savo minusų. Ir kiekviena karta turi tam tikrą savo marą. Kas iš tikrųjų labiausiai žeidžia. Ir tarkim, aš atsimenu, kaip aš augau, kas buvo mūsų mara, ar ne? Tai mūsų mara buvo mara, nes mara kas yra iš esmės iš hinduizmo, tai yra tai, kas kaip velniško tokiai pagundai, ir ne, kas taip sužavi ir mes tarytum nebematom realybės. Tai šių dienų mara ir maras, galima sakyti taip, tai yra tos technologijos, bet tai gali irgi vėlgi išeiti į labai didelę naudą. Ir mūsų laikotarpiu irgi buvo mūsų kažkokia tai maras tas. Tai buvo kažkokie tai, tarkim, santykiai su alkoholiu, ten narkotikais ir panašiai. Kažkokie tai pavojingi žaidimai, atsimenu, ten pusbrolis su mano broliu, ten paaukštus, 9 aukščius, ten ta prasme apleistus vaikščiodavo ir
įvairiausios tokios ekstremalios situacijos, kurie irgi pakliūdavo neaišku kur, neaišku su kuo. Ir tai irgi buvo tarytum kažkoks pavojus. Bet vėlgi nuo požiūrio priklauso, kaip mes į tai žiūrim. Gali būti tai našta ir gali būti tuo pačiu metu pamoka ir palaima. Tai užbaigiant mūsų pokalbį, noriu užduoti klausimą. Yra toks posakis, kad gyvenime šiaip svarbu yra 2 dienos. Tada, kada gimėjai ir tada, kada supratai, kam gimėjai. Ar jūs, Almantai, esat supratęs, kam gimėt? Jūs šiaip 2 kartus gimėt, galima tai sakyti, tai jūs galite 3 dienas švęsti, jeigu supratot, kam gyvenat. Aš pasikartosiu dėl pasiaukojimo, manot, jeigu nėra nieko geriausio žemėje negu aukoti dėl kitų. Gerai. Ačiū labai Jums už pokalbį.